Labas, mano vardas yra Žavinta. Aš esu lietuvių filologijos ir leidybos 4 kurso studentė, visai neseniai apsigynusi ir įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros pedagogo kvalifikaciją. Kaip man mokykloje sekėsi mokytis lietuvių kalbos? Manau, visai neblogai. Jau vidurinėje dalyvavau epistolinių rašinių konkursuose, todėl puikiai mokėsiu tavo tėveliams parašyti laišką. 10 klasėje mane apdovanojo 10-tuku, o rašinyje padariau tik vieną klaidą, neuždėjau vieną kablelį. Mokykloje man sakė, kad neišlaikysiu valstybinio lietuvių kalbos egzamino. Ką aš padariau? Išlaikiau jį ir gavau 100 balų. Skaitau labai daug knygų, kurios apimtų skirtingas disciplinas. Tačiau esu žmogus ekstravertas ir man labai reikia žmonių. Kaip aš su to tvarkausi? Mokau 6-dieninėje mokykloje, einu į sporto klubą, 2 kartus į savaitę šoku zumbą. Tau dirbti su manimi bus be galo linksma. Aš puikiai moku dirbti kompiuteriu ir man tai patinka. Kokia yra mano patirtis? Aš dirbau vaikų darželyje, dėsčiau gimnazijoje lietuvių kalbą, o universitetas šiais metais mane išmokė dirbti su suaugusiaisiais. Todėl manau, kad greitai rasim bendrą kalbą.